Tai sveiki, aš esu Gantas Križinauskas iš 4B klasės iš Ozo gimnazijos ir šiandieną jums pristatysiu projektą apie krepšinio pozicijas. Tai turinys yra įvadas, krepšinio samprata, krepšinio pozicijos, asmeninė patirtis ir galų gale apibendrinimas. Tai pradedant nuo įvado. Tai krepšinis yra viena iš populiariausių komandinių sporto šakų pasaulyje. Išsiskirianti savo greičiu, taktika, dinamiškumu. Ši sporto šaka reikalauja ne tik fizinio pasirengimo, bet ir strateginio mąstymo bei gebėjimo dirbti komandoje. Kiekvienas žaidėjas aikštelėje atlieka specifinį vaidmenį. Šiame darbe aptarsiu skirtingas krepšinio pozicijas, jų funkcijas ir reikšmę komandos žaidimui. Taip pat pasidalinsiu įžvalgomis apie šių pozicijų skirtumus ir svarbą, remdamasis pavyzdžiais ir profesionalaus krepšininko pasaulio. Galiausiai trumpai apžvelgsiu asmeninę patirtį. Taigi, krepšinio samprata. Krepšinis yra komandinė sportinė šaka, kuri atsirado 1891 metais, kai James Naismith sukūrė jį kaip patalpų sporto žaidimą. Pagrindinis žaidimo tikslas yra pelnyti daugiau taškų nei priešininkai, metant kamuolį į varžovų krepšį. Lietuvos krepšinis yra laikomas nacionalinė sporto šaka ir turi gilią tradicijų istoriją, suformavusią pasaulio lygio talentus. Taigi dabar visos krepšinio pozicijos nuo 1 iki 5. Tai kiekviena komanda turi 5 pagrindinės pozicijas, kurių kiekviena atlieka skirtingas funkcijas. Tai pradedant nuo 1 įžaidėjo, noriu pabrėžti, kad didžiosios raidės žymi angliškus terminus, tai paminėsiu ir juos, tai PG reiškia point guard, kaip ir sakiau anksčiau, įžaidėjas. Tai žaidėjas yra komandos smegenis, atsakingas už atakų organizavimą ir komandos valdymą aikštelėje. Dažnai tai yra greitas, taktiškai mąstantis žaidėjas. Antra pozicija yra atakuojantis gynėjas, angliškai shooting guard. Dažniausiai geriausias komandos metikas, atsakingas už taškų rinkimą, ypač metant iš toli, taip pat turi padėti organizuoti puolimą ir aktyviai gintis. Dažnu atveju, bent šiuolaikiniam krepšiniui, jis labai didelę funkciją atlieka ir padedant pirmos pozicijos žaidėjai, tai yra įžaidėjai. Toliau, trečia pozicija yra lengvasis kraštas, small forward. Tai universalus žaidėjas, galintis pristaikyti prie gynėjo, tiek prie puolėjo vaidmenų. Dažnai pasižymi atletiškumu ir gebėjimu pelnyti taškus iš skirtingų situacijų, bet dar noriu paminėti, kad ši pozicija tikriausiai iš visų mažiausiai liečia kamuolį, bet tai nereiškia, kad jinai yra mažiausiai reikalinga. Jis atlieka daug labai kitų reikalingų funkcijų. Ketvirta pozicija yra sunkusis kraštas, power forward. Ši pozicija reikalauja jėgos ir geros kovos dėl atšokusių kamuolių. Sunkusis kraštas dažnai atlieka metimus iš vidutinio nuotolio bei padeda gynyboje. Ir galų gale 5 pozicija, tai yra vidurio puolėjas, center, komandos bokštas, kuris dominuoja po krepšiu tiek puolime, tiek gynyboje. Dažnai yra aukščiausias ir stipriausias komandos žaidėjas. 5. Taigi, dabar norėsiu duoti jums šiek tiek pavyzdžių, tai vėl pradedant nuo 1 pozicijos įžaidėjo, point guard. Įžaidėjas yra komandos smegenis, kaip ir minėjau, atsakingas už atakų organizavimą ir komandos valdymą aikštėje. Jis inicijuoja derinius, koordinuoja žaidimo tempą ir dažnai priima svarbiausius sprendimus puolimo metu. Šios pozicijos žaidėjai paprastai pasižymi greitų mąstymų, puikių kamuolio valdymų ir gebėjimų vertinti situaciją realiuoju laiku. Dar galiu pridėti, kad ši pozicija yra labai stipriai susikontaktavus su komandos ir treneriu, kadangi treneris dažniausiai perduoda informaciją komandos žaidėjai, kuris yra tuo metu tame 5, o jau žaidėjas ištransliuoja tą informaciją likusiems žaidėjams. Taigi vienas puikus pavyzdys būtų Stefanas Curry, labai garsus žaidėjas, žinomas dėl neįtikėtino tritaškio taiklumo ir žaidimo greičio. Toliau dar norėčiau duoti lietuvišką pavyzdį, tai mano pavyzdys būtų Šarūnas Jasikevičius. Tai Šarūnas Jasikevičius yra viena ryškiausių Lietuvos krepšinio asmenybė. Vienas tituluočiausių europiečių, Jasikevičius yra vienintelis krepšininkas istorijoje, kuris laimėjo Eurolygą su 3 skirtingomis komandomis. Tai yra Barcelona, Tel Avivu ir Panathinaikos. Reikia pabrėžti, kad jis yra vienas protingiausių žaidėjų aikštelėje.
Jis nebuvo pats greičiausias ar atletiškiausias žaidėjas, bet jo krepšinio IQ buvo aukščiausio lygio. Jis dažnai perskaitydavo varžovų gynybą dar prieš jiems sureaguojant. Ir aišku, labai svarbu paminėti, kad tai yra labai mylimas krepšininkas Lietuvoje. Dėl savo lyderystės, charizmos ir atsidavimo Lietuvos rinktinėje jis yra vienas myliausių sportininkų šalyje ir šiuo metu dirba treneriu. Toliau, atakuojantis gynėjas shooting guard. Tai atakuojantis gynėjas dažniausiai yra komandos taškų rinkimo lyderis, jo pagrindinė užduotis yra pelnyti taškus, ypač metant iš toli. Taip pat šis žaidėjas privalo gerai gintis ir gebėti prasiveržti link krepšio, atakuojantis gynėjas dažnai pasižymi puikiu metimo tikslumu ir greitu reakcijos laiku. Tai ką reikia dar pridėti, kad senais laikais šios pozicijos labai išsiskirdavo, šiais laikais jau jos yra ganėtinai susivienodinusios. Tai seniau, kaip ir minėjau, antra pozicija buvo labai susikoncentruota į taškų rinkimą. Šiais laikais nebėra tokio didelio skirtumo, nes visi, kaip sakoma, nori būti tais atakuojančiais gynėjais, taškų rinkėjais. Taigi, bet grįžtant prie pavyzdžio, tai išskirčiau Kobe Bryantą. Tai yra vienas iš geriausių visų laikų atakuojančių gynėjų, garsėja savo universalumu puolime. Ir taip pat mano vienas mėgstamiausių žaidėjų. Toliau iš lietuvių aš pasirinkau Šarūną Marčiulionį. Tai yra vienas pirmųjų lietuvių NBA. Jis buvo vienas pirmųjų Europos žaidėjų sėkmingai prasimušusių į NBA. 1989 metais pasirašė sutartį su Golden State Warriors. Marčiulionis buvo labai fiziškas žaidėjas, stiprus ir agresyvus gynėjas, turėjęs galingą prasiveržimą. Jis tiesiog traiškydavo varžovus savo jėga ir greičiu. Jo žaidimo stilius buvo toks unikalus, kad jį galima laikyti net savotišku combo guard žaidėjų, kuris galėjo tiek pelnyti taškus, tiek kurti progas. Tai kaip ir minėjau, šiais laikais pozicijos labai yra susivienodinusios, bet tais laikais, kai dar jis žaidė, tokio dalyko nebuvo. Todėl tas vadinamas combo guard buvo gan išskirtinė savybė ir aš manau, vien dėl šitos savybės jis taip toli nuėjo krepšinį. Toliau, lengvasis kraštas, small forward. Tai universaliausia pozicija krepšinėje, lengvasis kraštas dažnai atlieka tiek puolimo, tiek gynybos funkcijas, jis turi būti atletiškas, gebėti pelnyti taškus, tiek prasiveržimais, tiek metimais iš toli. Tai mano pavyzdys yra LeBronas Jamesas, šiuo metu tikriausiai vienas žinomiausių krepšininkų, žinomas dėl savo universalumo, fizinės jėgos ir gebėjimo žaisti įvairiose pozicijose. Iš lietuvių pasirinkau Artūrą Karnišovą. Tai lengvasis krašto puolėjas, small forward, bet galėjo žaisti ir kaip antroji pozicijoje shooting guard dėl gero metimo. Taigi, kaip ir minėjau, puikus metikas, turėjo labai minkštą riešą ir buvo vienas pirmųjų lietuvių, kuris meistriškai metė iš toli, kas buvo reta 90-ųjų krepšinėje. Išmanus žaidėjas, jis buvo itin greitas ir galingas kaip Marčiulionis, bet jo aikštės matymas ir taktinis mąstymas buvo aukščiausio lygio. Technika ir elegancija, tai jo žaidimo stilius buvo labai sklandus ir elegantiškas, judesiai su kamuoliu priminė labiau europietišką nei NBA stilių. Aukštas ir mobilus, būdamas iki 2,3 m ūgio, jis galėjo žaisti įvairiose pozicijose ir buvo labai universalus. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, tai labai retas dalykas, nes šiais laikais gal ir visi aukštaūgiai yra mobilus, bet tais laikais, kad aukštaūgis būtų tuo pačiu ir mobilus, buvo super retas dalykas. Toliau sunkusis kraštas, power forward. Tai sunkusis kraštas paprastai yra vienas iš stipriausių žaidėjų komandoje. Jo pagrindinis vaidmuo yra kovoti dėl atšokusių kamuolių, blokuoti metimus, pelnyti taškus iš arti. Sunkusis kraštas taip pat turi gebėti pataikyti iš vidutinio nuotolio ir būti stiprus gynyboje, padedant vidurio puolėjui. Tai puikus pavyzdys yra Tim Duncan, žaidėjas, kuris buvo žinomas dėl savo efektyvumo gynyboje ir puolime bei lyderystės aikštelėje bei už jos. Tai iš lietuvių pasirinkau Domantą Sabonį, Arvydo Sabonio sūnų. Šiuo metu vis dar žaidžiantis krepšinį, nei prieš tai minėti pavyzdžiai. Tai iš lietuvių tai eilinis kamuolio skirstymas yra labai ryškios savybė, vidurio puolėjas, kuris gali organizuoti puolimą ir išdalinti perdavimus kaip įžaidėjas. Jis taip pat yra dominuojantis po krepšiu, stiprus žaidėjas su geru kojų darbu, kuris gali efektyviai pelnyti taškus ir iš po krepšio ir kovoti dėl kamuolių.
Ir dar labai stipri savybė, tai efektyvumas ir komandos, jis yra labai efektyvus kaip ir žaidėjas, bet ir labai geras komandos žmogus. Nes jis gal ir negauna labai daug dėmesio kaip superžvaigždė, bet yra labai efektyvus ir visada atlieka gerus sprendimus komandos labui. Taigi, paskutinė 5 pozicija, tai yra vidurio puolėjas centre. Tai dažniausiai aukščiausias ir fiziškai stipriausias komandos žaidėjas. Vidurio puolėjas yra atsakingas už žaidimą po krepšiu, kovą dėl atšokus kamuolių, blokų statymą ir taškų rinkimą iš arti. Gynyboje saugo baudos aikštelėje ir dažnai blokuoja varžovų metimus. Tai pavyzdys būtų Šakilas Anilas, dominuojantis vidurio puolėjas, žinomas dėl savo jėgos ir spūdingų pasirodymų po krepšiu. Tai galiu pridėti, kad tai buvo išskirtinės jėgos centras. Dar iki šiol yra kalbama, kad kol kas antro tokio žaidėjo nėra, kuris turėjo tokius fizinius stiprius sugebėjimus. Iš lietuvių pasirinkau be abejo Arvydą Sabonį, tai manau, kad tai yra žinomiausias Lietuvos krepšininkas, tiek dabar, tiek iš seniau. Tai jis pasižymėjo labai gerų aikštelės matymų ir perdavimais, neįtikėtinas įgūdis vidurio puolėjui, galima paminėti. Jis matė aikštę kaip žaidėjas, duodavo tos vadinamus no-look perdavimus, stebino net geriausius gynėjus. Jėga ir kova po krepšiu, tai prieš traumas jaunystės buvo labai atletiškas, kiek vėliau po savo traumų buvo apribotas. Ir be abejo krepšinio IQ, vienas protingiausių žaidėjų krepšinio istorijoje, visada priimdavo teisingus sprendimus ir valdė žaidimą be kamuolio. Taigi asmeninė patirtis. Tai aš šiuo metu esu Vilniaus Ryto žaidėjas ir mano pozicija yra antra, bet kaip ir sakiau, šiais laikais yra labai daug tų vadinamų kombo žaidėjų, tai aš kiek žaidžiu tiek antroje pozicijoje, tiek pirmoje. Ir kaip ir sakiau, aš pasirinkau Šarūną Marčiulionį ir Kobe Bryantą ne šiaip savo, tai mano idealai, abu yra skirtingų kartų žaidėjai, bet Kobe Bryantas man labai patiko dėl savo vadinamą mid-range game, tai yra vidutinių metimų, o Šarūnas Marčiulionis man labai patiko dėl savo prasiveržimų ir dėl savo fizinės jėgos, kas vėlgi buvo tais laikais labai reta, kad pirmos antros pozicijos žaidėjas turėtų tokius fizinius sugebėjimus. Tai aš stengiuosi juos lygiuotis net ir šiom dienom. Taigi apibendrinimas. Kiekviena pozicija krepšinėje turi savitą vaidmenį, tačiau visi žaidėjai turi dirbti kaip komanda, kad pasiektų pergalės. Mano patirtis parodė, kad sėkmė aikštelėje priklauso ne tik nuo individualių gebėjimų, bet ir nuo gebėjimo bendradarbiauti su komandos draugais. Ateityje siekiu toliau tobulėti kaip profesionalus sportininkas ir prisidėti prie Lietuvos krepšinio augimo. Taigi, ačiū Jums labai už dėmesį, ačiū, kad klausėt ir viskas.